Sveiki, mėlyjeji. Šiandien kovo 25 dieną mes su Edita nusprendėm su jumis pasidalinti, padiskutuoti tokia šiek tiek galbūt rimtesnė tema, kuri paskutiniu metu mums labai aktuali pačioms ir pagalvojom, kad bus įdomu ir jums. Tai bandysiu dabar įvardinti, o Edita mane po to papildyk, apie temą apie duališkumą. Kaip mes buvom pripratę skirstyti, yra gerai, tas yra blogai, uždėti tokius etiketes tiek mūsų kažkokiam elgesiui, savijautai, dalykams įvairiems. Ir buvo labai aišku, tas gerai, tas blogai, taip jaustis gerai, blogai. O ką mes matom dabar, kad kaip yra ger, žymiai, kaip pasilengvinti savo galim gyvenimą be to skirstimo, be, be uždėjimo čia juoda, čia balta, į viską žiūrėti kaip tiesiog įvykstantį reikalingą dalyką, nes viskas yra viena, viskas apsijungia ir tai yra energija, kuri tiesiog turi būti. Ir, ir gal, ir bet kaip tai gyvenime jaučiasi ir kaip pas mus mes tą pastebėjom. Tai Edita, noriu, kad tu šiek tiek pasidalintum apie save. Gerai? Gerai, tai labas visiems. Ir iš karto noriu pasakyti, kad tuo, kuo dalinamės, kuo aš dalinuosi, yra apie mano pačios išgyventą patirtį ir apie kintantį požiūrį. Nes kas mūsų klausė, kas manęs klausydavo anksčiau, galbūt gali pagalvoti, kad tuo, kuo dalinsiuos dabar, tarsi prieštarauja tam, kuo dalindavausi anksčiau. Bet mes suprantam, kad mes plečiamės, augam ar ne ir ateinam į vis kitą supratimo lygmenį. Ir tarsi ta buvusi tiesa, jinai viena pasineigia, kita tiesiog pasitraukia ir atsiveria tos naujos tiesos, nauji požiūrio kampai. Ir tas dualumas, kaip tu, Giedrė, sakai, tai jis pasireiškia, mano supratimu, daugiausia mūsų ego struktūroje. Nu, tam žemiškam požiūrėje, ar ne, čia gerai, čia blogai, buvom įpratę taip skirstyti. Dabar, kai mes jau žiūrim iš tos grinosios sąmonės pozicijos, tai yra tiesiog energija. Tai yra tiesiog energija, kuri yra. Taip. Ir mūsų tik reakcija apsprendžia tą mūsų požiūrį, ar ne? Ir ta mūsų reakcija iš tikrųjų daro įtaką ir tolimesniem įvykiam, kas iš to, ta mūsų reakcija, jeigu mes sureaguojam, sakykime, ar ne, į tavo, oi, pasmerkiam, kažką ten nuteisiam, tiek save, tiek kitą, tuomet tie įvykiai gali užsisukti vieną linkmę. Jeigu mes toj ramybėje, stabilume ir tokiam priėmime, kad ir taip gali būti, ir aš žiūriu visiškai iš naujo požiūrio taško, kaip apie tai nieko nežinočiau. Ar ne, matau naujai dalyką, nieko apie tai nežinau ir kaip tai man dabar atrodo. Tai mes norėjom turbūt paliesti temą, kur tikrai žinom, kad dabartiniam tam etape, ypatingai kovo mėnesį, čia aišku ir susijęs su tais astrologiniais visais koridoriais ir planetų tuo šokiu, kad vyksta labai daug iš tikrųjų žmonėm būsenų kitimų, labai tokių transformacinių procesų. Aš pati vieną išgyvenau praeitą savaitę, kai iš tikrųjų būsena keičiasi per dieną 10 kartų. Ir pradžioje savaitės jaučiausi tokia
tos savo sąmonės vedina daryti, eiti tarsi į viešumą, dalintis, Mhm. pakilimas. Ir, nu, tai atrodo, nesu euforijai, ne apie tai kalba, kad va, čia jau taip toks kažkoks kaip, nu, jeigu žemiškų žodžiu vardint, bipolinis sutrikimas. Būna pakilimas, būna paskui ten tas nuotaikos nukritimas. Kritimų. Tai, Mhm. tai ne apie tai, bet, nu, buvo tas toks, atrodo, jo, pakilėjimas, eiti, daryti. Ir ne tai, kad toks labai pakilėjimas, toks vidinis vedimas. Tiesiog dariau Mhm. iš to vidinio. Ir paskui staiga labai stipri užspausta emocinė būsena. Ir tarsi, kaip mes vardintumėm, kritimas. Nu, visaip galima vardinti. Aišku, žodžiai irgi neša savo vibraciją, atsakingai juos turim tarti. Mhm. Ir, nu, sakykime, aš vadinu transformaciniu procesu, kai jau mes iš tikrųjų visaip galime vardinti, nerim į tą savo pasąmonę, ar ne, vyksta kažkas tokio, kur iš mūsų iškyla daug užspaustų tų dalykų. Ar ne, nu, jau mes nekartą tą pasakojam, kartojamės, kad ir aš aišku tą procesą tikrai suprantu, bet visuomet būna tikrai sunku, nes mane nardina labai Mhm. giliai. Ir atrodo, čia jau nieko nebesuvaldysi. Tai vat, įvyko tas toks tikrai labai stipri transformacija, man buvo tikrai be galo sunku ir Mhm. netgi tai atsiliepė fiziniam kūnui, buvo labai labai aukštas spaudimas, širdies ritmo sutrikimai ir toks įdomus dalykas, aš žinoma, dar kartą pabrėžiu, kalbu apie save, nesiūlau Taip. niekam savų būdų, aš Mhm. esu pasitikėjime tikrai labai tvirtam, todėl aš kad ir būna toks kartais atrodo, vat būsena ir visi sako aplinkui, jau tu gal kreipkis į gydytojus. Mhm. Tuo metu man kažkaip net nesusidėlioja. Žinoma, visuomet gali įsikvies greitai, sakykime taip, bet vėlgi, jeigu aš to nejaučiu, aš to nedarau. Bet tuo metu, vat, kai būna blogai, nebūna kas šalia, kas galėtų nuvežti, ar ne, pati nuvažiuoti negaliu, greitosios kvies tarsi nejaučiu, nu toks atmetimas visiškas. Ir tuomet Taip. kas belieka? Tuomet belieka Mhm. pasitikėti ir išbūti. Tuomet dar noriu pakalbėti apie tas pasilengvinančias priemonės, kurias aš Mhm. vartodavau. Aš jų nevardinsiu, bet sakykime, yra visko, mes žinom. Ir vaistukų, ir lašelių, ir visokių kitokių priemonių. Gali tai būti kiekvienam savas, ir alkoholis, ir cigaretės. Nu, visokie būdai. Kiti vartoja dar stipresnės priemonės, kaip psichotropinius, tuos, kaip jie vadinasi, augalus. Visko. Visokių Taip. būdų yra pasilengvinimui. Ir mano požiūris, aš priimu tai, viskas gerai, bet koks suvokimas po šito transformacinio proceso man Mhm. atėjo, Mhm. kad visiškam grinume, be jokio tuo metu pasilengvinimo, bet su visišku pasitikėjimu, kad ne aš sprendžiu, ne aš kaip žmogus sprendžiu, aišku, nu čia vėlgi tas žmogus irgi, žmogaus ego gali nuspręsti išeiti, ar ne, iš šio įsikūnymo, čia kiti dalykai. Bet šiaip, jeigu aš tikrai Mhm. esu pakankamai sąmoninga, žinau, kad vyksta šitas procesas, jeigu jis man vyksta, reiškia, aš jį galiu išgyventi, ar ne, Būtent. ar aš Taip. pasitikiu, ar aš 100% Mhm. pasitikiu savo sąmonę kūrėjų, kad jie geriausiai žino. Ir jeigu man, nu, va šita mirties baimė dar ar ne, iškyla ir tai yra labai, nu, geras susitikrinimas, pasižiūrėjimas į akis tai baimė ir ne, tai jeigu mes jau tvirtinam ir žinom, tikrai žinom, kad mirties nėra, yra tik perėjimas į kitą lygį, tai ko aš tada turiu bijoti? Aišku, žemiškasis aš taip, nenorėtų, čia ir Mhm. artimieji, ir visi. Tas, žinoma, kad taip normalu, bet ar yra ta tokia baimė, tokia giluminė, kur jėtus, Mhm. mirsiu, viskas Mhm. išnyksiu, manęs nebebus. Tikrai pas mane jos nebėra. Galbūt todėl man ir tikrai nėra lengvi tie procesai, aš patvirtinu, bet Taip. Taip. galbūt tam pasitikėjime aš galiu išbūti, kuo tikrai daug kas, net ir man artimų žmonių stebisi, kaip aš su tokiais Mhm. visokiais tais rodikliais išbūnu, Taip. nesikreipiu ir išgyvenu. Aš anksčiau lengvindavausi irgi savais būdais šitus savo Mhm. procesus. Po praeito va dabar išgyvenimo man labai atėjo aiškus suvokimas, kad
tikslingiausia ir teisingiausia, ir nu, nežinau, kokį žodį rasti, tikslingiausia galbūt būtų tiesiog grinai, tyrai, natūraliai tai išgyventi, visą savim nebebijant tų savo šešėlių, tų savo rūsių, to visko, kas iškyla. Nes tai, kas iškyla, kartais nesuvoki, bet išgyventi turi. Galbūt taip, negaliu pasakyti, gal yra kam drugeliais pasišalina. Taip, mes žinom savo grupiai, mums dažnai pasišalina per juoką, nes iš tikrųjų kvatuojam iki ašarų ir negėdė. Taip, taip. Tokių, ir tai labai smagu, iš tikrųjų gali būti ir taip. Tikrai taip, energija atsilaisvina įvairiausiais būdais. Bet aš kalbu apie save. Mane iš tikrųjų panardina į labai gilų tokį, kur atrodo, ir fiziškai išgyventi net nebeįmanoma, net nebesupranti nieko, net atrodo ir psichika apsiniaukia, ir nu, tikrai labai tokie stiprus dalykai. Ir vat, dabartinis mano požiūrio taškas būtų, kad į tai eiti visiškai atvirai, su visišku pasitikėjimu ir nieko savo nebepasilengvinant, išskyrus natūralius produktus. Sakykime, man padeda atsisakyti maisto. Kad kūnas būtų pralaidesnis ir greičiau iškiltų energijos. Labai daug arbatų ir vandens. Jeigu galima išeiti pasivaikščioti, labai gerai. Aš tiesiog aklai, vieną dieną aklai ėjau mišku, net nieko nemastydama, einu ratu ir tiesiog einu, ratas tas mano yra panašiai 2 kilometrai, tai porą tų ratų, ne daugiau, gal 3 kilometrai. Ir einu tuo ratu, einu ir tiesiog einu. Ir aš suprantu, kad aš vis tiek susijungiu su visuma, visa tai mane gydo, aš nesu viena, pas mane tas suvokimas gyvas visuomet. Bet aš iki šiol vis tiek kritusi tokias duobes, aš grebdavausi tų pasilengvinimo priemonių ir dabar atėjau į tą tašką, kad, aišku, tai ateis man, gali būti, kad ateis tas išbandymas, kaip tu, brangioji, dabar pasiryžus be kažko išgyventi. Jeigu koks procesas būtų ar ne, bet mano viduje labai įsitvirtino ir sprendimo priėmimas pačios savo, kad viskas, aš labai atvirai žiūriu, kad ir kas beiškiltų kokia energija, ar kažkokia tai baimė, nes iš tikrųjų buvo tas laikas ir dar jis, kaip sako, tęsiasi ten iki to, iki kovo galo, iki to saulės užtemimo, ar ne, dar tas koridorius, kad dar ir kitiem gali būti visako, kad jeigu kartais ir iškiltų kažkas dar, kad labai drąsiai, su drąsa žiūrėti į visą tai, išgyventi visą tai ir tada patirinėti savim, kaip tai jausis. Žinoma, aš ir esu išgyvenus, be to pasilengvinimo tikrai, bet jau dabar galbūt anksčiau. Paskutiniu metu aš pagavau tokį, kad viskas primtina, viskas kurėja. Ir kad ir tą tabletę kažkokią raminančią išgerti, ar tų lašelių kažkokią, nugi viskas čia gerai. Bet ta prasme, čia ne apie gerumą, mes apie tą dualumą, ne? Kad nieko nepasmerkiant ir tikrai, iš tikrųjų, tas požiūris man ir liekasi, jis integravęsis, kad nieko nėra smerktino apskritai. Todėl, kad mes nežinom, tikrai protų žmogiškų mes nežinom, apie ką tas procesas yra. Jis galbūt sąmonės, kaip mes žinom, yra sąmonės, kurios globaliai gali sutraukti energiją į save ir ten visos giminės ir aplinkos ir dar globaliau. Ir tuomet per save transformuoti visą tai. Tai tikrai labai nelengvi procesai. Mes kaip ir jau dalinomės turbūt, kad mes grupėje jaučiamės visi tokie transformatoriai, kurie tikrai gebam savimi absorbuoti tos energijos nemažai ir kartais būna labai nelengva visą tai transformuoti. Bet kaip visuomet žinom, kad galim ir kūrėjo, ir šaltinio šviesą pasikviesti ir padėti. Žinoma, kad jie padeda. Žinoma, tai yra ta pirminė pagalba, kur tiesiog supranti, kad esi ta vientisa, viso to tarsi grandis, vientisa ta struktūra su viskuom ir tu nesi atskira ir tau visuomet yra padedama. Nes jeigu... Taip, skiriama tam energijos. Taip, jeigu tai ateina, reiškia, tai galima išgyventi. Tai va, tai be to skirstimo visą tai, kad va čia toks blogas procesas, ten blogi tie jausmai, tos emocijos, aš kritau vibracijomis.
viskas yra energija. Ir va tas suvokimas, kad nei gerai, nei blogai, ar ne, nebėra to tarsi dualumo. Taip, Bet visgi, kaip mes vakar šnekėjom, dar noriu, va dabar atėjo ta mintis, tai noriu ją išreikšti, kad gerai. vakar kalbėjom susijungime apie tą diapazono suvaldymą. Tai būtų apie tą stabilumą, ne, gal kažkaip kaip paprasčiau Mhm. pasakyti, kad vibracija labai pradeda suktis greitai. Įsisuka tas dažnis, kai jau būnam ar ne, ir viskas vyksta žaibiškai, atrodo, čia pagalvoji, čia yra. Ir vat Mhm. išlaikyti tą diapazoną tokiam stabilume, nes mūsų ta jėga gali sunaikinti ne tik mus pačius, bet ir, nu, ir kitus, ką Taip. palikti. Ne, tai va čia tas tokio, e, kokia būtų rezumė iš mano pasisakymo dabar, kad išeinam iš to dualumo, energijos nebeskirstom į gerą ir blogą, jinai Mhm. tiesiog yra visuminė grinoji energija ir susižiūrim savo būseną, stabilumą, ar ne tą e, diapazoną, kad savo ir visų kitų labui. Tą ugdom tiesiog, nu kaip ir kalbam, kad iš ramybės Taip. būsenos vis tiek viskas vyksta daug sklandžiau. Ir va tą procesą, kad ir kokie jie sunkus būtų, kai viduje yra ta ramybė ir visiškas Mhm. pasitikėjimas, tuomet ir galima nieko nebesigriebti ir išbūti labai atvirai į viską žiūrint. Ir tuomet tas procesas organiškai tiesiog įvyks labai natūraliai. Bet žinoma, aš tikrai nesiūlau žmonėm, jeigu įvyksta kažkas, kaip Giedrė tau buvo, ar ne, Mhm. kur tiesiog reikia gydytojų pagalbos. Jokiais būdais ne. Čia yra Taip. pajautimą. Aš esu tikrai jau visiškam pasitikėjime, kad mano sąmonė išeis tada, kada jinai išeis. Ir aš čia nieko nepakeisiu. Ar nuvažiuosiu pas gydytoją ar ne, jeigu reiks, tada man ir atsiras būdas Mhm. nuvažiuoti, ar ne, jeigu ne. O jeigu ne, aš guliu, išbūnu ir pasitikiu. Tai va, tai tokia mano patirtis, aš čia Mhm. norėjau tiesiog išskleisti, kad daugiau būtų to pasitikėjimo, tą savo sąmonę, kaip kiekvienas ją supranta, ar ne? Ir kai norim to žmogiškų protų viską suvaldyti, tuomet nu, įsijungia ta kontrolė ir būna truputėlį galim Mhm. ir nukrypti ne ten, ir pasisunkinti savo dar labiau, Taip, tuomet būtent. įsijungia teisimas, kažkoks Mhm. kaltinimas, baimė, kad aš nukritau, kad nuo manęs nusisuko Mhm. visi, tiek žemė, tiek dangui, ir, nu, žodžiu, visokių tokių vat, Taip. pasisunkinimų savo, bet kai drąsiai, atvirai tiesiog į tai eini Mhm. ir išgyveni ir kažkaip tuomet, manau, kad tokiam tyrume ir skaidrume esi. Tai tiek kol Mhm. kas iš manęs, o kaip tu, Giedrė, Mhm. Tai apie tai Edita, gal jauti? aš noriu pirmiausia paliudyti tikrai va tą tavo procesą, įvykusi procesą ir mes kaip visada palaikėm ryšį stiprų, susirašinėjom ir dalinaisi su manim viskuo, vat kiek galėjai ir e, tikrai su visa pagarba tau, visam tam įvykusiam tai transformacijai galiu ir aš vat paliudyti ir jaučiu tas tavo mm, mm, ir tai, kad įvyko tikrai kažkas galingo, reikalingo ir matau tave irgi pasiemusi iš to, nu, tam tikras dovanas, tą gilesnį suvokimą, pajūtimą ir pokytį, tą vidinį pokytį. Jisai tikrai dabar jaučiasi vėl kažkaip kitaip, tave jaučiu ir tokia ramybė, tas pasitikėjimas, jisai dar toksai stipresnis. Ir tai labai džiugina iš tikrųjų, nors tom dienom tikrai reikia, atrodo truputėlį sunkiau net ir man, kai stebiu tave ir, nu, vad neišsigąsti, paklausius, nepulti ir pačiai kažkaip į kažkokią tą liūdnesnės tas nuotaikas, bet išbūti už abi tarytum, išbūti su prieimimu, su palaikymu ir be to nusprendimo, va čia jau dabar blogai, jau čia su Edita blogai
ką čia dabar, nu, vat, be to tokio suskirstimo su visiškai su tuo nauju požiūriu. Tai man labai patiko, Edita, va, ką tu sakai ir ką siūlai kitiems, pasi, pasižiūrėti į viską, tarytum pirmą kartą matytum. Be to seno kažkokio bagažo, bet tai kaip įpratę, o kaip dabar tai jaučiasi naujai. Ir į save pasižiūrėti, ir į kitą. Aišku, tai nėra lengva, bet galima, nu, pratintis ir save sustabdyti, kai jau matai, kad jau teisiu, jau kritikuoju, jau skirstau, sustabdai save ir pasižiūrėjau, ar tikrai taip yra. O man, kas atėjo dar ypač iš vakar, koks stiprus toksai suvokimas, ką aš savo pasiėmiau ir kartu toksai džiaugsmas, vat tuo dalyku, kad gali vykti, taip, aš suvokiu, kad aplinkui gali vykti visko ir ten kažkas ten galbūt, nu, vat, nepatenkintas, pykstasi, dar kažkas, kad ir, nu, nors ir toj mano, taip sakant, jau labai naujoj realybėje, ne? Aš suprantu, kad gali būti va tų dalykų, kurie, sakyčiau, pagal seną blogi dalykai, nemalonus dalykai, ne? Tai man dabar galbūt vat, tai jaučiasi labiau kaip nemalonu, vat, maloniau kažką, vat, kažkas linksmo, kažkas gražaus yra malonu, o va tai, kas kažkokie tie, tarytum, pagal seną blogi dalykai, tai man tai yra mažiau malonu. Bet kai tai vyksta, man labai vat, padeda suvokimas, kad tai manęs nepaliečia, manęs tarytum nesuardo. Aš kaip buvau, va tas grina, stabili, tas šviesos srautas, ta grina sąmonė, tas žmogus, kuris gyvena šviesoj, kad ir kur bebūtų ta tamsa ar kiek tos tamsos būtų, aš ją praleidžiu, pasižiūriu, pamatau, bet išbūnu, kiek reikia, bet tai manęs nesuardo, kažkaip nesužalojo, man nepadaro tos įtakos, kažkokios vat, blogos įtakos. O kaip tai galbūt mane dar labiau augina ir netgi tai galėtų, nu, aš matau tai kaip savo kažkokią irgi paskirtį iš dalies, kad, nu, kamgi tiek tos energijos turi ir tos šviesos, ne? Tam, kad gal padėčiau va, tai transformacijai bendrai. Ta kažkokį purvą, tą tamsą, nu, vat, jeigu jau pasižiūrėti iš to suskirstimo, kad tai visa tai transformuotųsi ir gražiai per mane tarytum išeitų, išsivalytų ir pasikeistų, atsinaujintų. Tai viskas, aš manau, į tą atsinaujinimą ir tas laikmetis dabar tam skirtas, kad ir mes patys atsinaujintumėm ir aplink mūsų esantis žmonės ir ta visa aplinka į tą naujumą, į naujas energijas ir naujas galimybės, nes mes ir einam į tą, kad turėtumėm kažką daugiau to komforto, malonumo, džiaugsmo ir, 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 ir tai labai smagu. Ką apie tai galvoja Edita? Man labai patiko tas malonu ir nemalonu. Tarsi, vat, galbūt man čia atsispindi atsakomybės už savo pojūtį prisėmimas, bet nebevertinimas. Kažkaip kitaip jaučiasi. Ar ne, kad čia sakydavom gerai, blogai, čia bjauru, čia negražu, ar ne. O čia kai tas aš jaučiu, manyje yra pojūtis, manyje kyla pojūtis. Man tai nemalonu arba man tai malonu. Man visai kitaip vibruoja, nes tai yra apie mano pačios jausmą, už kurį aš prisimu atsakomybę ir tuomet aš sprendžiu, ką aš su tuo darau. Ar ne tai, kas nemalonu, jeigu galiu, galbūt keičiu. Jeigu ne, aš gal pasitraukiu. Ar, nu, taip, galima pasitraukti. Galima pasitraukti, ar ne? Arba jeigu pasitraukti net negaliu, tada su stabilumu ir ramybė aš stebiu.
Jeigu ten į kažkokią situaciją tikrai jau įtraukia, tada vėlgi atidžiai sąmoningų žvilgsnių stebiu, ką man tai nori pasakyti, nes jokia situacija Mhm. iki mūsų atsitiktinai tikrai Taip, neateis. taip. Ir, sakykime, kai žmogus, bet atėjo kažkokia situacija, pradeda Mhm. save kaltinti dėl to, ar ne, kaip aš čia prisitraukiau, ar, bet aš sakyčiau, šitą požiūrį irgi reikėtų išplėsti, kad anksčiau tas traukos dėsnis, ne, kas mes esame, mes Mhm. pristraukiam. Dabar aš manau, kad mūsų sąmonės, tiesiog mūsų tie aukštesnėje planai Mhm. suformuoja tas mums situacijas, kur kalties jokios nėra. Mūsų kartais įtraukia į tas situacijas tam, kad Mhm. mes patys tikrai yra susiformavę senieji ir fizinė kūno sąmonė prie tų įpročių visokių įpratus būsenų, ar ne, Mhm. kokios jausdavosi ir jinai vis nori grįžti dar. Juk mes dabar tam perėjame tikrai iš to seno į naują ir labai Mhm. daug tų senųjų būsenų visokių. Ir tiek kūno fizinio, tiek tų emocijų, ar ne, ir psichika, jinai nori to komforto ir jaustis Mhm. gerai, taip kaip buvo Taip. įpratus. O mums suformuoja situaciją ir va tam komforte mes tada nebenorim pasižiūrėti į tuos savo rūsius. Ir viskas man Mhm. čia gerai. Viskas čia man gerai, aš čia kažkur nusisuku, nueinu, gal atidedu, jeigu. Ir gerai, galbūt ir suvokimo lygmenį tada gali atsilaisvinti ta energija, viskas gerai, galbūt mums daeis, ateis, bet Mhm. jeigu kartais žmogui, nenorim, nematom, paima ir suformuoja tą situaciją, kad Mhm. tiesiog išprovokuoti. Galbūt žmogų įstumia tikrai į tą dugną. Arba įspraudžia tokią situaciją, kad jis jau nebėra jam kur dėtis, jis turi kažkaip susivokti, nebėra kitos išeities. Niekas specialiai mūsų neskriaudžia, mes jau nekartą Taip. sakėm, mes esam savo pasirinkimu, dėl pačių savęs, viskas Mhm. vyksta dėl mūsų. Šitam Taip. Taip. visam realybės lauke, ar ne? Ir dabar va, tie, kurie tikrai pasirinkom į tą naują kurti realybę, ar ne, Mhm. kurią dar tik formuojam. Ir mes savimi atradinėjom tos dalykus. Ir kažkam gali visiškai nerezonuoti, nesutikti, nes jis visai kitam požiūrio kampe, bet čia ir dabar ir einam į tą realybę, kur kiekvienas pripažįsta savo unikalumą, savo autentiškumą. Ir aš Mhm. ir pabrėžiu, jeigu mes su Giedrė jaučiam taip, tai Taip. nebūtinai jums taip turi atrodyti. Jeigu Giedrė nebuvo baisu tas 40,1 temperatūra, man nebuvo tas spaudimas ten 200 ant kažkiek, ten 100 virš. Nu, aš jokiausi, kažkaip šipsojausi, nežinau, man tie skaičiai tokie kažkokie Taip. nerealūs. Kažkas čia tokio, nors savijauta atrodė tuo momentu tokia išplėsta, tiesiog išplėsta. Ir, nu Mhm. tai va, tai nereiškia, kad kitam tai turi tikrai, Taip. mes Taip. skatinam rinkti savus būdus Mhm. ir išjausti viską per save, susitelkti į save, į savo tylą, išgirsti tą savo sąmonės balsą, tą Mhm. savo vidinį balsą, kaip jum geriausiai. Nes tik jūs ir galite išnešti tą savo kodą. Nu, mes kiekvienas turim tą autentišką kodą, tą vibraciją, tą energiją, kurią skleidžiame Mhm. aplinką. Ir tai yra būtina. Ir va dėl to mes su Giedrė ir einam dalintis. Kad ir nepatogu, šiandien kalbėjom, kad ta tema tokia daugiaprasmiška labai ir tokia labai slidi. Nes, nu, atrodo, čia lik sakai, kad viskas primtina, gali daryti viską, nes Mhm. viskas čia yra gerai, viskas su tuo gerai. Bet mes augam, nu, kiekviena, mes turime ir individualų augimą. Visi Be augam kartu, abejo. kaip sąmonė plečiamės, visuminė, Mhm. bet kiekvienas yra individualų, mes dalinamės tai savo individualiais patyrimais, kad galbūt kažkam rezonuos, kažkas galbūt yra tokiam Mhm. vat sunkiam tam procese. Ir viskas gerai, jeigu jis jaus kažkaip pasilengvinti tikrai be jokio teisimo. Mes apie tai ir kalbam, kad nebeturi būti jokio teisimo, jokio smerkimo, tiesiog priėmimas, bet nebūtinai nu, kaip čia teisingai išsireikšti dabar, kad kažkoks, nu jeigu vat, leidimas būti, gal va taip, ar ne? Mhm. Nes aš, pavyzdžiui, gal matau Mhm. vaizdą, nu, man, kaip tu sakai, Giedrė, nemalonu, nepriimtina. Tai, Taip. bet aš leidžiu tam būti, nes aš nežinau, Taip. kodėl Taip. tai Taip, vyksta. būtent. Jo, Tai leidimas reikalinga būti. kažkodėl. Taip.
Taip, taip, bet aš savo širdį tam atveriu. Aš Mhm. tiesiog galiu, tuo momentu, jeigu aš nenoriu to palaikyti, aš galiu ir išreikšti tą poziciją, kas man Mhm. teisinga, o ne kokia mano tiesa. Nes žmonės dabar iš tikrųjų labai daug įvykių vyksta aplinkoje, ar ne, ir vieni už tai, kiti už tai, susiskirstimas, ta atskirtis vėl. Bet aišku, mesgi kiekvienas galim tą tiesą išnešti, ją reikalinga galbūt ir žmogus, jeigu jis tikrai tvirtai jaučia, kad jis turi išskleisti tą tiesą, jis ir turi Būtent. ją skleisti. Taip, taip. Taip, ir nenutilėti, neužgniaužti, nes Mhm. turėjau vakar sesiją su moterim ir sako, aš neiškalbėdavau, neišsakydavau ir sako, va čia Mhm. gerklėje pajutau labai tokį stiprų užgniaužimą. Nu, vėl mes iš Mhm. to seno, kai mes norim, nu, tiesiog šventos ramybės, įtikti kažkaip, ai geriau, geriau. Ir vis tiek pas mus pradeda čia kauptis, tą sąmonę nori įsireikšti ir gali nu, tiesiog išsprogdinti paskui per Mhm. kažkokią situaciją, kur mes galim ištaškyti, o ne kažkaip ramiai, nu, vat, į tai atkreipiant dėmesį, kas per mane veržysi, kas nori išeiti lauk. Ir žinoma, visuomet sakom su pagarba savo, su pagarba kitam. Taip. Nu, tiesiog jau Mhm. jaučiant, kas tu esi, o kaip tu Giedrė gražiai sakai, kai tu jautiesi ta tyra, grina sąmonė, tu tarsi jau susitepti nuo nieko nebegali ir Mhm. nebėra, ir nebelieka už tai to skirstimo. Kaip Evelina vakar mūsų susijungime gražiai pasakė, kad tu ir koją savo įlipsi į kažkokį tai Mhm. brudą, bet tu tą koją švariai iškelsi, nes nu, tu tiesiog žinai, kas tu esi. Ir bet, tas toks perdavimas iš mūsų vakarykščio susijungimo, kad visada būti su to klausimu, kas aš esu, kad priminti savo, kad priminti, kad aš ne tik žmogus, aš va ta tyra grina sąmonė. Ir kad ir susiduriu su tom energijom, ar ne, Mhm. bet kuo aš tyresnis, kuo aš švaresnis, skaidresnis, tuo per mane jos prateka nepaliesdamas manęs ir per mane jos dar, kaip ir Giedrė sakai, gali Mhm. transformuotis ir gražiai iškilti į kūrėjo, į šaltinio šviesą ir transformuotis į aukštesnius dažnius. Taip. Tiesiog, tai va, tai atrodo tiek, baigėsi srautas. Mhm. Man labai patiko, Edita, ką tu išsakei. Labai. Man atrodo, tai taip naudinga. Tiesiog kaip dėsniai nauji, vat, kaip, kaip, iš, kaip išbūti, va, tas leidimas savo ir kitam, ir ta pagarba savo ir kitam. Tai auksiniai žodžiai. Ačiū tau. Mes mokomės būti naujai, ar ne? Mokomės būti Mhm. naujai, nes, nu, niekas taip pat, nu, neatsiras. Čia per mus turi atsirasti ir Būtent. tas naujas suvokimas. Ir tų suvokimų kasdien gali. Ryte galvojau, taip atrodė, nesuvokimas į Mhm. vakarą jau prasiplėtė. Aš dar vėl kitaip matau tų spalvų. Ir kiek tų dėlionės Mhm. dalelių, va, mūsų visų yra, ar ne? Ir kaip fainai. Nu, mes savo grupėje tai turime Eveliną, kuri yra profesionalė sujungti mūsų visas tas detalytės į vieną tą dėlionę ir labai gražiai Mhm. apibendrinti visą tai. Tai labai, labai faina iš tikrųjų, nu, bet, kad ir nu, mes tai apie grupę dabar savo kalbam, kurią visuomet ir Mhm. kviečiam. Bet mes ir va, dabar, sakykime, YouTube'as tokia kaip erdvė didžiulė ir ten yra tų pasidalinimų begalė, begalė ir irgi kaip detalytės. Ir žmogus Taip. pagal rezonansą paklauso vieno, Mhm. paklauso kito. Ir jam irgi dėliojasi tas jo Mhm. paveikslas, jo suvokimas. Taip. Nes nu, mes nesam atskiras vienas nuo kito. Ir jeigu kiekvienas savyje užsidaręs būsim, užsispaudęs, nu nebeišbūsim. Jau dabar nebeišbūsim, tikrai nebeišeina būti. Jeigu jau girdim save, pradedam klausyti savęs, tų impulsų Mhm. ateinančių, tai vat, einam, mes su Giedre irgi taip padarom, kad tiesiog jaučiam tą impulsą kol kas tai daryti šitokiu būdu. Mhm. Ir, ir vieną dar tokį šiandien eina ta mintis, tai aš čia išreikščiau. Pasakyk. Netyčia įsijungiau tokį podcastą, kur kažkokia moteris, jinai save vadina Instagramo guru, net neatsimenu ir nereikia čia minėti, sakykime, išreiškė tokią Taip. nuomonę, kad baigėsi TikToko ir Instagramo laikai, dabar visi pasiduos į YouTube'ą, nes Mhm. YouTube'e labai daug netikrumo, nu, ten galima tarsi pasislėpti. Mhm. Ir aš tokia buvau nustebus. Aš galvoju, čia kiekvienas turbūt vertina pagal save, nes Ko nu, jam mes su reikia? Giedre, Mhm. jo, mes einam su Giedre kaip tik va čia YouTube skleisti tą tikrumą,
būti tikrom savim, nu, pasakot tokius tarsi intimius, sakralius dalykus, kurie vyksta Labai. vat, mūsų procesų toje erdvėje, ar ne? Taip, taip. Ir, ir kažkaip galvoju, aš kaip tik nudžiugau, galvoju, gerai, tegul viskas ir keliasi tą YouTube, tai mes ten pavirsim tą YouTube, tą tikrumo erdvę, kad, nu, bet kažkaip išsiplės didžiulė ta erdvė. Aš suprantu, aišku, jos tą pasakymą irgi suprantu, ten Instagramas ir buvo Mhm. skirtas tokiem dalykam, bet, nu, bet mes kaip visuma augam, ne, ir tos Mhm. žaidimo aikštelės fiziniai plotmėje keičiasi, ar ne, tai viena Taip. platforma, tai kita, tai vėl, tai va, tai, nu, tiesiog, kaip sako, kas vyksta energetinėje erdvėje, čia įvairiai Mhm. atsispindi, va, toj fiziniai. Tai va. Mhm. Įdomu stebėti tikrai. Tikrai labai labai įdomus laikas, bet kai aš suprantu žmonės, nes kai pati patiri tuos tokius nu, dalykus ir tu, Giedrė, tai atrodo ganėtinai ir toks sudėtingas, kad mes turim Mhm. išgrynint, dar išgrynint, Mhm. tas gryninimas jis nėra toks labai komfortiškas iš tikrųjų, bet va tas įdomumas mes visuomet skatinam, kad žiūrėkit su smalsumu kažkaip, o jeigu jau labai labai prispaudžia, tai yra pagalba, Taip. galit kreiptis. Tikrai mes jau dabar kažkaip tarpusavį, bet irgi tikrai netmetam galimybės, jeigu pajaučiam impulsą, kreiptis, nueiti pas kažką, Mhm. pas ką jaučiat, net mesti, net stumti tų minčių, kurios ateina. Tai va, ir tikrai yra ir ta subtilaus pasaulio pagalba, yra ir ta žemiška pagalba, jeigu kažkam labai sunku šiuo metu. Reikia Bet naudotis, taip. Bet aš manau, kad tie procesai vis tiek jie lengvės, jie išlengvės ir va Mhm. tos planetų energijos tikrai padeda, kartais jos ir pasunkina, sakykime taip, ar net ant tie visi, Mhm. nežinau, aš tų dalykų, kas ten, va, sakykime, kai dabar sako tas koridorius, o dabar va tai išpurtis viską. Nu ir gerai, tai jeigu mes žiūrim su tuo, kad, nu ir gerai, tai ar aš noriu eiti su tuo bagažu toliau, kur ten prie pas mane buvo prispausta baimių, tų sunkumų, nepasitikėjimo savim, nevertumo. Ar man tai bereikalinga? Nu ne. Tai prašau, aš atsiveriu. Mhm. Paim. Bet prasme, tegul kyla, Taip, taip, iškyla ir taip. į tą šaltinę šviesą transformuojas ten, evoliucionuoja irgi ir tos visos energijos, jos irgi kyla į aukštesnius dažnius. Tai viskas vyksta, Mhm. tikrai tas visas virsmas vyksta visur, nuo mažiausio taškelio ląstelės iki pat to makrokosmoso. Tai va, tai Taip. aš atrodo, jau viską šiandien pasakiau, kaip tu, Giedrė. O aš dar noriu pasidalinti, kad nuo rytojaus mūsų grupėje Išsigrynink tiesą savyje mes pradedam naują mėnesį. Tai jeigu norit ir galite suspėti, rašykit, prie įrašo įdėsim nuorodą, kur galima surasti Facebook'e mus ir parašykit, prisijunkit ir mėnesį laiko arba dar ilgiau galėsime eiti kartu palaikančioje erdvėje ir dalintis ir turėti bendras meditacijas, išsijautimus, tai labai labai vertinga. Ir, Tikrai, ir Giedrė, labai, labai ačiū tau už tą išskleidimą. Tikrai. tai, Kviečiam iš tikrųjų ir atgalinio ryšio, komentarų ar mhm. pačių jūsų pasidalinimų kažkokių. Visuomet labai labai laukiam. O gal kažkas panorės sudalyvauti pokalbėje su mumis, padiskutuoti kartu, Taip, tai irgi taip, rašykit, taip, siūlykit taip, temą. taip. Galime susijungti ir pasikalbėti, pasidalinti. Jeigu kažkas vat, nori išeiti į drąsą, Mhm. į viešumą ir pasidalinti galbūt savais atradimais, pokyčiais, procesais, tai tikrai labai labai kviečiam. Taip. O ką, šiandien baigiam. Gražios likusios dienos visiems ir iki pasimatymo. Iki, ačiū, Giedrė.